Sveiki visi sulaukę 1 rugpjūčio sekmadienio, pakankamai gražaus, saulėto ir ramaus Lietuvoje, galima taip pasakyti. Kai pagalvoju, tai kokie mes laimingi gyvendami toj ramybės būsenai. Dalinos ramybės būsena, aišku, jeigu galvotume apie tai, kiek nerimo mums įneša mūsų medijos, mūsų taip vadinama valdžia, kaip jie stengiasi, kad mes jaustumėse, kad mūsų pojūčiai būtų prasti, kad gyventume nuolatinėje įtampoje. Ir tai, kas atrodė neįmanoma prieš keletą metų, šiandien virsta diskusijų objektais, gąsdinimo, bauginimo objektais. Tai va, taigi kažkas galėjo pagalvoti, kad pas mus į žemę atskris ateiviai. Taip, o dabar visos medijos, televizijos kalba apie tai, kad mes sulauksime ateivių sulauksime. Aišku, būtų kvaila galvoti, kad toj didžiulėje milžiniškoje visatoje mes esame vieni. Taip negali būti, žinoma, bet tuo pačiu labai keista galvoti, kad praskris pro visas kitas planetas ir atskris į žemę. Na, matysim, pranašo vaidmenų mes neužsiimsim ir šitų vietų taip aštriai nekomentuosim. Tačiau esmė tame, kad gyvename tokiu sudėtingu laiku, psichologiškai sudėtingu, ypač jauniems žmonėms labai sunku suprasti, kai jų tėvų tiesos staiga tapo nebeaktualiomis ir jų tėvų gyvenimo būdas irgi staiga tapo nebetoks ir nebepriimtinas. Vertybių skalė pasikeitė ir šiandien mes kalbam apie visai kitokį pasaulį užterštą baimę. Peržvelgiau seismologinius duomenis ir supratau, kad žemės drebėjimų kiekis paskutiniu metu ypač tikrai padidėjo ir pagal skaičių ir pagal aktyvumą jų atsirado daug įvairiose vietose. Tai nerima keliantis dalykas, žinoma, bet tuo pačiu tai yra signalas mums žmonėm, kad Žemė yra žmonių planeta, yra mūsų bendri namai, ne Lietuva, ne Rusija, ne Jungtinės Amerikos valstijos, ne Portugalija, ne Prancūzija ir Anglija, bet šiandien visi šitie gamtinės stichijos šėlsmai leidžia mums suprasti, kad Žemė yra mūsų visų namai. Ir tuomet turime galvoti apie bendrą išlikimą, apie bendrą situacijos gerinimą. Galvoti apie tai, kur turėtų dėtis ta dalis žmonijos, kurie nukentės nuo stichijos. Jeigu mes galvojam apie pranašystės, jų buvo begalės, jų buvo daug, įvairiausių. Viena pačių ryškiausių pranašysčių vis tik tai buvo Vladimiro Žirinovskio, kuris aiškiai davė suprasti, kad ne tik tai geopolitika, bet ir stichija mums yra šiai dienai nepalanki ir gali įvykti visko ir jisai labai aiškiai apibrėžė, kad tos visos pajūrio zonos ir visos valstybės, kurios ribojasi su vandenynais, jos tikrai nėra saugios. Ir tada šitie žmonės turėtų galvoti apie atsitraukimo planus. Ir tuomet mes tampam bendras vienis, visiškai bendras vienis, nes tai yra mūsų problema, mūsų bendra problema. Labas vakaras, Ričardai, malonu jūs čia matyti. Tai va, bendra išgyvenimo problema. Ir medijos taip pat pateikia mums duomenis apie slėptuves. Įvairaus tipo slėptuves, privačias slėptuves valstybės šulams, valstybiniams pareigūnams, ryškiausiams planetos žmonėms, turtingiausiems ir jos yra. Ir kapitalistiniai visuomeniai, kapitalistiniame pasaulyje visi kapstosi taip, kaip išmano, tai reiškia žmogus neturintis lėšų, jis bus paliekamas, galima sakyti, likimo valiai arba kapstyti savo jėgomis. Kaip labai gražiai patarlė skamba, skęstančių gelbėjimas jų pačių reikalas. Aišku, gal pradėjau nuo tokios liūdnos temos, bet būtent ši tema tai bus
mūsų visų vienis. Vieninti žmonės išgyvenimo tikslui. Vienijanti žmonės padėti vienas kitam, rasti sprendimo būdus, išgyventi, gyventi ir rasti kažkokį saugumą. Ir čia yra ne politika, ne pažiūros, ne tikėjimas, ne įsitikinimai, tai yra bendras tikslas išsaugoti save, savo šeimą, savo vaikus, mūsų šeimas. Žinoma, tų, kurie neturi pinigų ir tų, kurie kapstysi savo jėgomis, yra didžioji dalis Žemės planetos gyventojų. Didžioji dalis. Todėl mes galime tapti jėga, tokia milžiniška jėga. Tai tiek apie stichijas. Joms reikia ruoštis. Ir nors Lietuva, galima sakyti, kad yra viena iš saugesnių valstybių, bet liūtis, kurios buvo, parodė, kokie mes bejėgiai. Ir jeigu Lietuva turėtų kokių 2 savaičių liūtis, tai žinoma, žala būtų didžiulė. Žala būtų didžiulė ir tai, kas jau vyko dabar, tai važiuoja, yra suguldyti javų laukai, ūkininkai skundžiasi, kad negalėjo normaliai pradėti rugiapjūtės, o kaip žinot, Šventa Ona tai jau yra rugiapjūtės rodiklis. Mano šunys kaip visada bendraujantis, taigi jums teks išgirsti ne tik mane, bet ir mano lojančius šunis. O Jurtytė, aš tikiuosi, kad jūs grįžtate ir aš jūsų pasiilgau ir aš labai jau jūsų laukiu. Tai va, tai atrodo liūtis, bet Lietuvai tai yra lemtingas reikalas dalykas, nes mes prarandam derlių. Jeigu liūtis pastovėtų ir dar ilgiau, tai mes suprantam, kad ir bulvės supūdytų, ir runkeliai nukentėtų, ir maisto kainos, aišku, šokteltų į nežmoniškas aukštumas šiandien. Tai va ir tada grįžtų vėl truputėlį sutrukdė skambutis. Skeriai, kurie sunaikino dalį derliaus Ukrainoje, tai labai nemalonus dalykas, be galo nemalonus. Ir taip pat liūdna buvo žiūrėti į pomidorų laukus, kai guli jie visi vandenį ir žmonės žiūrėdami savo triūsą tikrai verkia, ašaroja, nes tai yra jų pragyvenimo šaltinis. Tai tiek apie tai, ko mes suvaldyti kol kas negalim. O dabar grįžkim prie to cirko, kuris mums pateikiamas. Laimingi žmonės, kurie nežiūri televizijos, laimingiausi tie, kurie nedalyvauja valstybės seriale, surask naują tarnautoją, kuris uoliai tarnautų sisteminių gerovė. Aš nežinau, kaip vadinti tą serialą, niekas už jūs gudresnių pavadinimų nesugalvos, bet šiai dienai vyksta tikrai daugiaserijinis veiksmas, kuris vyksta mūsų vyriausybei. Naivu buvo tikėtis, kad Paluckas ateidamas nežinojo, kad yra svertai spustelti jį, kad yra svertai prispausti žmogų, tuomet, kad jis darytų tai, ką reikia, arba pasitrauktų. Kvaila galvoti, kad žmonės daug metų sėdėję valdžioje, neturi vienas ant kito surinkę kompromatų. Juk taip ir veikia valdžia. Ateini į valdžią. Kaip pasakoja man vienas šviesus žmogus, daug metų buvęs Seimo narių, kurio jau nėra gyvųjų tarpės, jis sakė, tai yra geriausiai organizuota mafijinė korupcinė grupuotė, kada tu patenki, tiesiog tave pabando vienokiais ar kitokiais būdais pririšti prie tos grupuotės. Tu tampi pilnaverčių grupuotės narių, tada kai paimi kyšį, pasidalini kažkokį tai grobį, įtakos zonas, tada tu jau būni suteptas ir jau suprantama, kad kelio atgal tau nėra. Taigi Paluckas naiviai tikėjosi, kad galės priimti keletą sprendimų, pasitaręs pats su savimi. Deja, to neįvyko ir jam belieka tik tai trauktis. Lietuva, kuri atėjo į kapitalistinį pasaulį palyginus nesenai, tai yra 30 keli metai, ir mūsų politikai ir visi kiti vagys, kai kurie norėjo tapti turtingais iš karto, greitai susikalti milijonus,
Nes jeigu žiūrim į vakarus, tai yra šeimos, kurios pamažu kūrė savo gerovę, karta iš kartos, kaupė, plėtėsi kažkokias įmonėlės šeimininės, tai pas mus milijonieriai atsirado staiga, pasidalinę valstybės turtą ir jį tebesidalina. Dabar naujieji milijonieriai dar turėjo galimybę papildyti savo piniginės atsargas, nekilnojamo turto atsargas, tai yra europiniais pinigais, irgi visi apie tai žinom. Svarbiausia, kad visi žinom, visi matom, bet nieko padaryti negalim, nes, kaip sako, teismas nėra faktų, o faktai paprastai būna labai gražiai uždangstyti, taigi nėra apie ką ir kalbėti. Gražus vakaro ir jums, Aidai. Paklausau jūsų dainas, jos džiuginančios, mielos, šiltos, jaukios. Šiaip menas šiandien yra išsigelbėjimo šaltinis, menas šiandien yra dvasinis penas. Ir jeigu pavargote, paklausykite muzikos, jeigu pavargote, paskaitykite gražią knygą, jeigu pavargote, nueikite į klasikos spektaklį, lankykite operetę, jeigu išgalite ir galite. Meilė ir menas išgelbės pasaulį. Taip, tikriausiai tai yra tos rytis, kurios turėtų išgelbėti pasaulį, bet menas irgi pamažu išsigimsta. Šiandien į meną ateina tie žmonės, kurių menininkais nepavadinsi ir jų darbai toli gražu nekvepia nei kažkokiu tai dideliu menu, nei dideliu darbo įdėjimu ar gebėjimais ir aš manau, kad net ir nepaprieštarausite man šitoj srityje. Lygiai taip pat kaip ir meilė tapo preke. Ne, meilė negali būti prekė. Tikroji meilė, jinai niekada nebuvo ir nebus prekė. Bet yra kita taip vadinama meilė, kuri šiandien yra absoliuti prekė. Prisižiūrėję serialų, gražios jaunos merginos nori ištekėti už turtingų žmonių. Dažnai tai būna, kad turtingas žmogus turi 60-70 metų, o ta graži jauna turi 20-25. Ir čia jau vyksta sandoris, kada jaunystė parduodama už pinigus, nors tai yra įvardyjama, kad buvo meilė ir mes susitokėm. Graudu, todėl kad negalima pavadinti meilę sandorio. Finansinio sandorio. Gerovė už kažkokius tai santykius. Ir negaliu, žinoma, neprisiminti tarybinių laikų, kada niekam nebuvo svarbu, ką tu turi, tu turtingas ar neturtingas, esmė yra tai, ką aš tau jaučiu. Ir meilė buvo kitame lygmenyje. Pagarba moteriai, pagarba jausmai, pagarba merginai. Ne veltui mes turime senovinį pavyzdį lietuvių literatūroje, Veronikos pavyzdį, kada neščia mergina buvo palikta, apgauta, dėl to, kad galbūt mylimasis pabėgo, galbūt negalėjo atsiųsti ją išsvajoto šipkartės, nežinantiem primenu, kad šipkartė tai yra iškvietimas atvykti į svetimą šalį, šiuo atveju į Ameriką. Taip vadinama liaudiškoj toj tarmė į Ameriką važiavo žmonės ieškoti laimės ir likę mylimosios laukė šipkartės kvietimo atvykti. Taigi Veronika buvo pasmerkta ir tai yra liūdna istorija, kuri sako, kad merginos garbė yra šventas dalykas, nes mergina yra būsima mama, būsima žmona, giminės tęsėja ir todėl būtent merginos garbę reikia saugoti ir dargi net yra tokie tyrimai atlikti, kad visi turėti lytiniai partneriai gali įtakoti būsimo vaisiaus gimimą. Tie tyrimai tokie labai keisti, jie paremti karma, jie paremti egzoterika, bet galbūt tame yra tiesos. Aš aišku nuklydau, nes neįmanoma paliesti vieną temą ir neprieiti prie kitos,
Jos visos tarpusavyje yra surištos, kadangi žmonių tikslas turėti daugiau turto ir turėti pinigų. Vieni nori turėti daugiau dėl to, kad įteisinti savo socialinį statusą, pagerinti jį. Kitiems reikia jų turėti tam, kad išgyventi. Ne visi gimė turtingose šeimose, ne visiems pavyko atsikasti kąsnį nuo valstybės privatizavimo. Taigi starto aikštelė buvo visiems nevienoda. Ir čia palietus vieną sferą, tu aiškiai supranti, kad jos tarpusavį visos rišasi. Nėra sugalvotas saugesnės ideologijos negu socializmas. Nėra. Galima galvoti apie kai kurias kapitalizmo atmainas, bet tuomet jos yra susipynę su socializmu. Nes socializmas tai yra vienintelė saugi ideologija, kuri duoda galimybę išgyventi, oriai išgyventi kiekvienam individui. Deja, kol kas nieko geriau nėra sugalvota. Komunizmas yra faktiškai mums nepasiekiamas, nes mūsų sąmonė yra tiek užteršta noru turėti daugiau, tau reikia ar nereikia, žmogus nori turėti 5 automobilius, nuo aš tuo metu važiuoja tik su vienu, nori turėti 10 būstų, nors gyvena viename. O komunizmas tai vis tik yra pagristas tuo, kad žmogus yra kūrėjas, žmogus tobulina save ir jisai turi tiek, kiek jam reikia. Reiškia, jisai turi pamalgyti, reiškia, jisai turi stogą virš galvos, reiškia, jisai turi galimybę tobulėti, mokytis. Nemokamas mokslas tai yra nuostabus dalykas. Šiandien mes tampam beraščių tauta, nes labai daug žmonių, jaunų žmonių, beveik neturi įgūdžių, skaito labai silpnai, 100 ribose skaičiuoja varganai. Taigi šitiem žmonėm reikia pagalbos, nuolatinės pagalbos telefone, įsijungiant kalkuliatorių ir paskaičiuojant. Ir tuomet tokią tautą galima valdyti baimę. Baimę arba rodant politinį serialą, kas vyksta Seime, žmonės pamiršta, kad jie nedavalgia, kad nenusipirkę vaistų, kad jų stogas varva, kad kažkokių rūpesčių turi, jie žiūri tą valstybinį serialą su viltimi, kad ponė Šakalienė pakeis kitą Šakalienę ir staiga viskas pagerės. Arba vietoj Palucko ateis kita Palutė ir viskas pagerės. Pamirždami, kad Europos Sąjunga ir NATO šiai dienai yra mūsų valstybėje visagaliai, nes būtent jų žodis yra lemiamas ir mūsų išrinkta valdžia, jeigu ją galima vadinti išrinkta, yra tik tai vykdytoja šitų bendrųjų nurodymų. Ir kaip visi pastebėjote, netgi Lietuvos konstitucija šiai dienai mūsų jau nebegina ir tam yra pavyzdys, kad šiuo atveju ir mano pačios. Aš praeitais metais parašiau 3 abstrakčius sakinius dėl medininkų ir man iškelta baudžiamoji byla. Šiandien ta pačia metinių proga Liepos 31 aš parašiau jau ilgesnį tekstą. Niekas neatkreipė dėmesio, man neiškėlė dar vienos bylos. Keista. Tai tik įrodo, kad bylos keliamos tam, kad vieną ar kitą žmogų užčiaupti, vieną ar kitą žmogų įspausti į kampą ir parodyti tautai, kad būtent bylų baudų pagalba mes jūs galime užgesinti. Mes jūs galime užgesinti jūsų norą ieškoti gerų pokyčių ir tiesos, atleisdami jūs iš darbo, ypač jeigu jūs turite paskolą. Ką galima patarti šiuo metu? Šiuo metu norisi pasakyti, pasistengkite rasti dvasinę ramybę. To, ko mes pakeisti negalime, o daug ko šiandien pakeisti negalim, tai reikia kaupti jėgas, reikia skirti dėmesį šeimai. Būtinai atkreipkite dėmesį, kuo gyvena ir kvėpuoja jūsų vaikai, ypač jeigu jiem 10, 12, 14 metų. Nes 16 tai viskas, jūs jau nesate. Tie, kurie gali būti autoritetais, jūs jau nieko nebegalite pakeisti. Apie genetikos mokslą, taip, Rasa, jūs esate teisi. Aš gal tiek plačiai neiškeliausiu, bet puikiai suprantama, kad žmogaus genoma yra keičiama.
Ir jį keičiama ne vienu aspektu, nes yra laboratorijos, kurios nori turėti tvirtą karį. Tai yra viena genetikos sritis rūšis. Ir yra kita rūšis, tai yra kaip įtakoti žmogų per jo genomą. Kas jis turėtų būti, koks jis turėtų gimti, kokie jo turėtų būti gebėjimai. Tai yra man baisu, nes mes einame link to, kad galėsime užsisakyti kūdikį su genetiniu rinkiniu. Tai yra, kam jisai gabus, kam negabus, kam atsparus, kam neatsparus. Nors ir čia dar pusė velnio. Jeigu galvojant, kad mes viską jau beveik baigiam atiduoti būtent dirbtiniam intelektui, tai čia jau yra siaubas. Čia yra visiškas siaubas, žmogaus noras atiduoti didelę dalį valdymo intelektui, dirbtiniam intelektui. Yra atsisakymas paties savęs, atėmimas sprendimo teisės iš paties savęs, nes žmogiškasis faktorius leidžia mums situaciją pamatyti iš įvairių pusių. Dirbtinis intelektas gali padaryti išvadas iš tų faktų, kuriuos jisai gauna ir kuriuos mato. Bet yra emociniai faktai, kurie vienu ar kitu atveju įtakojo žmogus poelgį, posakį. Ir kartais žmogus sakydamas vienus ar kitus žodžius, tam tikrą emociją jisai visiškai netai turėjo omeny, kokias išvadas padarė dirbtinis intelektas. Tai yra grėsmė, didžiulė grėsmė. Aš nesinaudoju dirbtinio intelekto paslaugomis, nesu prie jo prisilietusi, aš nenoriu prarasti savęs, nenoriu prarasti savo minčių, savo idėjų, aš nenoriu. Žinau, kad daugeliui politikų tekstus kūrė dirbtinis intelektas, tai yra baisu. Tai yra baisu, reiškia mūsų išrinkti žmonės nepasitikė savimi, ir nesugeba sugeneruoti savo minčių. Ką reikia daryti šiandien? Šiandien pasistengkite išlikti ramus. Nes ramybė yra ta būsena, kurioje mes priimame teisingus sprendimus. Būtent ramybės būsenui mūsų priimami sprendimai yra patys teisingiausi. Ukraina vis dar kraujuoja. Ponas Zelenskis vis dar laikosi savo posto, vis dar prekiauja Ukraina, bet ukrainiečiai puikiai supranta, kad buvo didžiulė klaida patikėti valstybę šitam žmogui. Nors vėlgi mes suprantam, kad rinkimus laimi pinigai, dideli pinigai. Tai yra pavyzdys Nausėdos, kuomet iki rinkimų dar likus labai ilgam laikui, šitas kandidatas, kuris jau buvo numatytas, jis buvo tiesiog brukamas po truputėlį per visus mažesnius ir didesnius medija tarpus, kad tai yra tas, kuris tiks Lietuvai. Jisai tiko Europos Sąjungai, tiko NATO, todėl jisai privalėjo būti išrinktas. O tam, kad jis būtų išrinktas, buvo sužaistas labai geras žaidimas. Mes balsavom ne už jį, bet mes balsavom prieš kažką. Bent jau taip žmonės sako. Yra tie, kurie nedalyvavo rinkimuose. Net ir kaltinti negaliu, jie neturėjo ko rinktis. Abu kandidatai buvo netinkami opozicijai, tačiau abu kandidatai faktiškai buvo tinkami Europos Sąjungai ir NATO, nes jie tęsė tą liniją. Tai nežinau, ar norėčiau dar jūs varginti sekmadienio gražų ramų vakarą. Tiesiog suprantu, kad labai senai kažką sakiau, kažką dalinausi mintimis. Neturiu tokių didelių gebėjimų numatyti ateitį. Tačiau iš to, ką sako mūsų medija, iš to, ką galima rasti informacinėje erdvėje,
skaitant kitų šalių pateiktą informaciją, galima susidaryti vaizdelį. Spalio mėnesį neva nauja epidemija galimai atkeliaus. Galimai labai baisi. Ir taip labai įdomiai mes sakom, kad spalį, lapkritį ar gruodį Žemę pasieks tas kosminis darinys 24 km. Ir tuomet nuomonių formuotojai arba tie, kurie nori mum įvaryti baimę, sako, galimai tai bus ateivių laivas atvykstantis su ginkluote, galimai tai bus neatpažintas kūnas atnešęs biologinį kažkokį virusą, galimai. Viskas su žodeliu galimai, bet žmonės, kurie turi jautresnius nervus, kaip sakant, yra jautresni, labiau pažeidžiami, gyvena stresiniai situacijai. Ir kada spaudoj pasirodo, kad Žemė liko 3 metai, tai tada aš prisimenu tą pasaulio pabaigos psichozę, kada buvo žmonių, kurie absoliučiai patikėjo, kad pasaulio pabaiga ateina, kai kurie iš jų pasiėmė paskolas, kai kurie išvažiavo į keliones, kai kurie dar pašventė iki paskutinės dienos ir paskui staiga nubudo po pasaulio pabaigos ir suprato, kad teks gyventi didelėse skolose. Taigi, kaip aš sakau, bet kuriuo atveju, ar tai karo, ar tai perversmo, ar tai epidemijos, svarbiausia, žmogus turi neprarasti vidinės ramybės, ko aš jums visiems linkiu. Vidinė ramybė šiandien yra mūsų stiprybė. Nes tuomet mes esam nepažeidžiami, tuomet mūsų nieks negali įtakoti ir mes galvojam savo galvą. Jūs galite galvoti savo galvą, nes jūs, o ypač tie, kurie dar turi gyvus tėvus, senelius, jūs galite išgirsti jų išmintį ir galvoti savo galvą. Istorija turi galimybę mums parodyti tai, kas buvo, tačiau mes visi suprantam, kad šiandien mūsų istorija yra perrašyta, jinai nėra tikra, jinai yra patogi tiem, kam reikia, kad būtų patogi. Todėl bent jau jūs tą 100 metų istoriją dar galite sužinoti iš savo tėvų, senelių. Pasistengkite juos išgirsti. Pasistengkite iš jų paklausti, ką jie darė. Atsimenat, buvo ir maras, ir kitos lygos, kažkaip tai žmonės išgyveno. Iš kur atėjo maras? Jis atėjo ir išėjo, bet vėlgi nukirto milijonų žmonių. Mums reikia dar išgirsti tuos istorijos liudininkus, kurie yra gyvi, kurie gali pasakyti tai, ką jiems pasakojo jų tėvai, seneliai. Ir čia galim pasisemti stiprybės, kantrybės. Ir dar kartelį suprantu, kad naujosios technologijos, jos yra gėris, todėl kad palengvina žmogaus gyvenimą, suteikia daug emocijų gražių ir taip toliau, bet tuo pačiu naujoji technologija atima darbo vietas, nuvertina žmogų. Jeigu technologijos padėtų žmonėms gyventi socialiai teisingoje visuomenėje ir pelnas būtų paskirstytas taip, kad kiekvienas iš mūsų galėtų save realizuoti, tai būtų viena. Bet šiandien technologijas valdo dalis žmonių ir tai yra pelnas, kuris eina į privačias kišenes, dėja kitos dalies žmonijos jis nepradžiugina. O ką mums šiandien dar, kurie turi atsparumo virusą, tai aišku, žiūrint žinias ir skaitant medijas, linkiu išlikti savimi, linkiu nedalyvauti tame seriale, kuris nori mus tiesiog dar ir dar kartelį supriešinti, susmulkinti, sutrupinti, sutrypti. Viskas praeis, viskas absoliučiai praeina ir karai, ir marai. Ir šitas baisus periodas taip pat turėtų praeiti. Egzoterikai, jie yra optimistai. Jie sako, kad jeigu mes visi siūstume į visatą mintis tik su gėriu, tik su meile, tai Žemė būtų fantastinė planeta. Kaip tai padaryti, jeigu vienas sako, galvoja,
Kaip čia sumažinti darbuotojams atlyginimus, kad man liktų daugiau, tai aišku, toks gėris mums gerumo nesukurs. Iki tokio sąmoningumo mes dar nedaugom, bet kaip sakau, kai mums reikės kovoti už savo vaikų, šeimų išlikimą, mes būsime vieningi. Aš tikiu, kad žmogiškieji faktoriai nugalės ir mes tiesime vieni kitiem rankas ir mes džiaugsimės, kad mūsų liko daugiau gyvų, kad mes išgyvenom. Taigi, žmogus tuo ir skiriasi, kad jis gali išgelbėti kitą žmogų, gali išgelbėti šunelį, gali išgelbėti gyvūną. Mes esam Dievo kūrinys, kurį, jeigu pagal religijas Dievas kūrė pagal savo paveikslą, reiškia, jis sukūrė mus kūrėjais. Reiškia, mes turime būti kūrėjai, tiesos nešėjai, meilės ir gerumo. Man Dievas yra meilė. Tai šį sekmadienio vakarą pasidžiaugim dar, kad nelyja lietus, kad šviečia saulė. Ir tuo pačiu dar norėčiau perduoti tas žinias, kurios yra iš mano bendražygio, bendraminčio Algirdo Paleckio. Paskutinio skambučio metu jisai buvo geros nuotaikos, sakė, kad pasirodo kalėjime yra lankymo diena, giminių diena. Ir jisai neatmetė galimybės, kad galbūt per tą giminių lankymo dieną, kada jie apžiūrės, kokiomis sąlygomis gyvena kaliniai, kokia jų valgykla, kokių jo poilsio kambariai, kaip atrodo, jie netgi galės pakoncertuoti. Taigi, Spygliuota viela tai yra toks ansamblis, kurį yra sukūręs Algirdas Paleckis. Su kitais įkalintais žmonėmis jie dainuoja, groja, tik neturi galimybės padaryti įrašo. Kad padaryti įrašą reikėtų turėti finansų. Reikia sudaryti studijas, su kažkokia garso studija sutartį, kad jie galėtų atvykti į kalėjimą, paklausyti gyvai grojančių ir padarytų jų įrašus. Ir tuomet mes turėtume pirmą Lietuvoje albumą iš kalėjimo Spygliuota viela. Algirdas turi tokią idėją, jis jos neatsisakė. Pakankamai įdomi idėja. Kaip aš jau ir minėjau, kad būtent pasaulį gelbėja menas, muzika ir šiuo atveju ir Algirdui Paleckiui dvasinės ramybės ir jėgų suteikia būtent menas ir muzika. Jisai daug skaito, daug rašo, muzikuoja ir stengiasi neprarasti tų gerųjų žmogiškų savybių, kurias turi. Aš tikiuosi, kad jis išeis, sustiprėjęs, mes jo laukiam ir aš manau, kad Algirdas Paleckis bus tiltų tarp rytų ir vakarų, kad tai yra tas žmogus, kurio kraujyje yra diplomatijos. Daug, nes tai yra karta iš kartos Paleckių giminė Lietuvai yra žinoma kaip sąžininga giminė. Ir man niekas neužginčys, kad šitie žmonės pralobo, pardavė valstybę, jie niekada to nedarė. Visada matė valstybę kaip visumą visų piliečių, o ne išskirtinę kaip kažkokios vienos ar kitos socialinės grupės vyravą, tiesiog turtėjimą, norą vyrauti virš kitų. Taip, tai yra socialistinė santvarka ir jeigu grįžtant dar prie politikos, tai Kinija turi tokią labai įdomią santvarką. Ten, jeigu galvoti, kas liečia verslus, tai ten yra ir socializmo, ir kapitalizmo, bet vis tik tai šita šalis susijėmė ir sugebėjo rodyti pasauliui, kad jie yra stiprus ir galingi. Nors šiandien Indija lenkia Kiniją gyventojų skaičiumi ir Indija taip pat sparčiai keliauja Kinijos keliu ir technologijos ir daug kitų dalykų. Bet mes esam lietuviai ir mums širdyje mūsų mažytė Lietuva. Aš manau, kad mes privalom ją išsaugoti. Vis tik tai karta iš kartos išsaugojo kalbą, išsaugojo teritoriją, išsaugojo Lietuvą. Ir 1000 kartų kartoju ir dar kartelį pasikartosiu. Lietuvių kalba išgyveno tik dėl to, kad eilinis žmogus kalbėjo lietuviškai, dainavo lietuviškai. Ir būtent tie aristokratijos puvėsiai, galime sakyti puvėsiai, puviniai,
jie būtų jau mus pardavę ir vokiečiam, ir lenkam, ir kam tik tai, kas būtų mus pirkę. Nes būtent aristokratijos puviniai pačiu pirmu mirktelėjimu kalbėjo tą kalbą, kurie jam buvo liepta. Prisiminkim, kai lenkų kalba buvo skaitoma aristokratijos kalba, o lietuvių kalba buvo prasčiokų darbininkų kalba. Tai kas? Ogi mūsų aristokratijos puviniai pirmiausiai ir įgudo kalbėti lenkiškai ir labai greitai atsisakė lietuvių kalbos, nes norėjo išsaugoti savo socialinį statusą, būti aukščiau visą galvą. Nes kalbantys lietuviškai buvo žemakilmiai. Taigi dėkoju tam nuolankiam lietuviui, kuris pjovė šieną su dalgiu, dainavo lietuviškai, kalbėjo lietuviškai, parėjęs namo meldėsi lietuviškai, kreipėsi į Dievą lietuviškai, motinai dėkojo lietuviškai. Ir šiandien vėlgi suprantu, kad tik būtent tauta, ne tie, kurie sėdi valdžioj, puviniai, naujieji mūsų puviniai, kuriuos pagimdė Europos Sąjunga ir NATO, leido šitiem puviniam išsikeroti, davė jiems finansinį maitinimą ir puvinys paplito, pasklido. Taigi šitie puviniai vėl mums trukdo. Kol prie valstybės vairo nebus sąžiningų žmonių, tol šitie puviniai taip ir trukdys kitą medalio pusę. Kol nevyks naujasis pasaulio pasidalinimas, mes mažytė valstybė, nieko nelemiam ir nieko nesprendžiam, bet mes mažytė valstybė galim išsaugoti savo autentiškumą, galime saugoti vienas kitą, galim tiesiog būti savimi. Tai ačiū visiems už kantrybę, dėkoju, kad skyrėt man savo brangaus laiko. Ir ačiū visiems, kurie įsigijote mano poezijos knygą, už kurią aš esu dėkinga Kazimierui Juraičiui, jo žmonai Vaidai Juozapaitytei, Vaidos seseriai Sigridai Juozapaitytei, nes jie padarė didelį darbą, surinko mano eiles, paprastas eiles, kuriuose yra gyvenimas, tiesiog gyvenimas. Aš nepretenduoju į klasiką, tiesiog mano eilės yra gyvenimas. Galbūt jos neturi jokios išliekamosios vertės. Aš Kazimierui sakiau, gal net neverta stengtis. Na, bet jis taip norėjo, kad aš turėčiau šitą knygą. Eilės rašau aš nuo 1 klasės ir kitų eilių nesu išsaugojusi, aš niekada jų nesaugojau. Taigi šitiem 3 žmonėm pavyko surinkti paskutinių 5 metų eilėraščius ir ne visus, bet jie surinko, suredagavo, sudėjo, Vaidutė sukūrė gražų viršelį. Kazimieras pakvietė jūs visus akcijai, kuri leido mums surasti leidyklą Lenkijoje ir šitą knygą išvydo pasaulį. Ir Sigrida, kurie suredagavo, sutvarkė, sudėliojo kablelius, parinko šriftą, padirbėjo, kad viskas sugultų į puslapius atitinkamų dydžių. Ačiū jiems labai ir ačiū jums visiems, kurie tą knygą perkate, tuo pačiu pagelbėdami ir, aišku, mano finansiniai būsenai. Tai va, teismo procesai mano prasidės rugsėjo mėnesį, turėjo prasidėti rugpjūtį, bet aš su dukrytė turiu dar keletą talonų pas gydytoją, mums tai yra begalė svarbu ir tų talonų datos sutapo su teismų datomis, kurios buvo paskelbtos rugpjūčio mėnesiui. Taigi advokato pagalba mums pavyko suderinti, kad vis tik rugpjūtį teismo posėdžių nebus ir teismo posėdžiai prasideda rugsėjį. Taigi turiu 2 bylas, tai yra viena medininkų byla už tai, kad drįsau abejoti ir kita ta pati už tai, kad mes norim draugystės su Baltarusija, su didžiaja kaiminė Rusija ir tiesiog norim nekariauti su nieko, o gyventi saugiame pasaulyje. Ačiū labai, dėkoju visiems labai, būsiu dar dėkingesnė, jeigu pasidalinsite šitą transliaciją, jeigu matysite reikalą, kad reikia pasidalinti. Na ir gražios visiems likusios vasaros, aš dėkoju visiems už sveikinimus mano dukrytei Urtei.
Tai yra mano jaunylė, kuri vat, jau tapo labai didelė iš mažos, jūsų visų vaikai. Taip pat auga labai greitai. Mes nespėjom pamatyti, o jie žiūrėk jau. Čia už rankos vedini, čia jau su draugais kažkur eina ir sunku juos paleisti. Man ypač yra sudėtinga, nes mano Urtė yra kitoks vaikas, kuriam reikia dar daugiau dėmesio, ar dar jo reikės, bet su jūsų visų pagalba ji tiesiog atėjo į tą gyvenimą iki 19 metų slenkstį jau sutvirtėjusi, sustiprėjusi, suvokusi save šitam pasauliu. Ir toks tas puslapis Urtės Hope, tai yra jos viso gyvenimo kelio knyga, galima taip pavadinti tą puslapį. Miela Danutė, tą knygą galima nusipirkti pas Kazimiero Juraičio internetiniai parduotuviai. Kažkur ten pas mane yra postas Facebook'e ir ten galima surasti visus tuos duomenis. Ačiū visiems tikrai, kad perkat. Ačiū, kad visą tą laiką būnat kartu. Mes ne visagaliai, bet labai norėtume, kad mūsų pasaulis būtų taikesnis, saugesnis. Norėtume teisingos valdžios, norėtume geresnių gyvenimo sąlygų visiems. Norėtume, kad Lietuva būtų ta šalis, į kurią norėtų sugrįžti mūsų vaikai iš Anglijos, iš Amerikos, iš Airijos, iš Norvegijos, iš Švedijos. Kad sugrįžtų išdidžiai iškėlę galvas ir džiaugtųsi, kad jie yra lietuviai. Taigi ir dar kokia laimė, kad šiandien mes dar kalbam lietuviškai, kad turim lietuviškas mokyklas, kokias jau ne kokias, bet turim. Skaitom, rašom ir dainuojam lietuviškai. Taigi artėja žolinės, ta graži vasaros šventė, vasaros žydėjimo šventė žolinė. Pavadinimas toks gražus, aš mėgstu tą šventę, nes jinai kažkokia įprasminanti mūsų būti čia ir įprasminanti žmogaus ryšį su gamta. Ir kai kiekvienas žolynas yra sukurtas tam, kad mums gyventi būtų geriau. Ir šitame kūrinyje žemė yra viskas sukurta taip, kad žmogui gyventi būtų geriau. Betgi atsiranda tokių, kurie sugeba mums parduoti orą, vandenį, žvyrą. Tai, kas atrodo mūsų visų bendra, ne? Atsiranda gudresnių. Taigi, tikėkime, kad tai teisinga visuomenė jie ateis ir tas naujasis žemės formatavimas jisai bus kitoks ir mūsų geros mintis leis mums tame dalyvauti, tame bendrame gėryje. Ačiū visiems. Tai va, gero vakaro.